Aš kiaulytė Pepa. Tai mano mažasis broliukas Džordžas. Čia kiaulė mama. O čia paršas tėtis. Kiaulytė Pepa. Nauja mašina. Šiandien Pepa ir jo šeima važinės savo raudoną mašiną. Nuleidžiam stogą? Taip, prašau. Pepa ir Džordžui jų mašina patinka. Visi pasiruošę? Pasiruošę. Tuomet važiuojam. Mėgstu mūsų mašiną. Mūsų mašina mus irgi mėgsta. Vaje, iš mašinos sklinda negeri garsai. Kas nutiko, tėti? Nežinau. Nuveškime į šuns senelio garažą. Jis pataisys. Geras sumanymas, kiaulė mama. Šuo senelis turi garažą. Jis labai gerai taiso mašinas. Vaje, paršė tėti, tavo mašina skleidžia negerus garsus. Gali pataisyti šunie senelį? Taip, bet užtruksiu visą dieną. Norėjom pasivažinėti mašiną? Nesijaudinkit, kol taisysiu jūsų mašiną, galit pasiskolinti naują. Valio! Ačiū, šudie senelė. Norit, kad nuleiščiau stogą? Taip, prašau. Paspausiu šį raudoną mygtuką. Kokia išmani mašina? Kai grįšit, būsiu sutaisęs jūsų mašiną. Ačiū, šunie senelė. Iki. Pepai ir jo šeimai naujoji mėlyna mašina patinka. Naujoji mašinai labai daug mygtukų. Ką daro žalias mygtukas, tėti? Pažiūrėkim. Stebuklingi langai. Tėti, nuleisk stebuklingus langus. Ką daro mėlynas mygtukas? Nežinau, pažiūrėkim. Man patinka nauja mašina. Galim ją pasilikti? Negalim, Pepa. Pasiskolinom ją tik šiandienai. O ne, atrodo tu įlis. Taip, uždarysiu stogą. Kuris mygtukas uždaro stogą? Apsižioplinau. Matyt šis. Naujoji mašina aptaškė paršatėti vandeniu. Žioplėlis, tėtis, tai ne stogas. Šis mygtukas. Ne šis. Šis mygtukas. Padėkit. Paršas tėtis užmiršo, kuris mygtukas uždaro stogą. Atrodo, šiai mašinai aš nepatinku. Pabandykim raudoną mygtuką. Valio. Bet jau nebelyja. Galim vėl atidengti stogą? Taip. Kuris ten mygtukas? Raudonas. Valio. Šuo senelis sutaisė mašiną. Jūsų mašina sutaisyta. Valio. Ačiū, šunie senelį. Grąžą pasilik. Ačiū, paršė tėti. Iki. Gera vėl atgauti mūsų seną mašiną. Nauja mašina man patinka, bet senoji patinka labiau. Atrodo, mes senai mašinai irgi patinka, margi, ne? Išvertė Julius Valkiūnas, įgarsino Neringa Varnelytė, Vers Media.